metalas trupit net nuo senumo trapašyje. Metalas sugrįžta vėl į rūdą. Į žemę. Iš rūdas išgauna metalą, kaip jis pastovi šimtmečius, pasidaro vėl rūdą. Kažkur dar yra liftas 71 metro kelią. Bet dabar nematau, nežinau. Kitam kartui paliksim. Taikos metu atrodo, kad žaislai, bet Karo yra metu kitaip. Yra kitaip nieko. Gerai perpus. Čia balių gali didelį padaryti. Kurią pusę dar pasižiūri. Urvai urveliai. Čia šulinys. Kiek uolienos iškasti ir Eik tu savo, kokia gėlė. o, net Jo, į viršų. kojais pakerta. O į viršų kiek? O jau nedaug. Čia visas kalnas. Eik tu savo. Net kojais pakerta, kai pasižiūri. Ainas. Kaip manai, kas čia buvo? Šalinys ir Šulinys? Liftas. liftas. Tai tokios duobės būdavo ir net kaliniam laikyti, kokį karcerį, įvairiai būdavo. Tai jau Paskirtis įvairiai. nuo viršaus, kai jau mestum, tai jau nieko neliktų, nei karceris įvykdyti. Ne, tai gal ten suvirgami leidžia. Aha. Mačiau tokios panašius įrenginius, kurie buvo naudojami kaip kalinti. Kažkoks miestas. Tai va, sunku tokį miestą užpuolus paimti. Bet matyt, daugumoje tai tokie užpuolimai, jeigu buvo, tai iš vidaus galėjo būti, kažkokie išdavikai, ginti vartus. Čia kaip aišku, viskas kartojasi, vairutė ir dinga. Au. Kas tuo metu čia būdavo ant tų angų? Stebėjimai kažkokie, Patrankas tikriausiai. Patrankas, stebėjimai, gal uždengti gal buvo, gal čia buvo panašiai kažkas tokio. Čia mūsų vaizduotė, aišku, ten viskas yra parašyta, bet čia reikia truputėlį pajungti vaizduotės ir pagalvoti. Viskas čia buvo, ir valgyklas, ir ligoninės, ir prieglaudas. Tai jeigu žmonės slėpėsi, tai turėjo viską čia būti ir visko čia reikėjo. Bet kaip įdomiai apie Liuksemburgą rašo, tai kad visiškai katalikiškas miestas. Kad, ir kaip sako, katalikiški nebūna turtingi miestai, o jisai turtingas. Kaip sako, kaip dar juokauna, kad kibirais naftos nesėmė dujos irgi nešniukščia, o pinigai auga. Ekonomika auga. Kartais nereikia turėti kažkokių stebuklingų gamtinių išteklių, kad būtų šalis bagota. Kažkas gražaus. Dar viena patranka čia biškį. Jau krūtesnė, didesnė.